Veidrodėlė, veidrodėlė, pasakyk, kieno oda pasaulyje skaisčiausia. Deja, gyvenimas ne pasaka. Šiandien mūsų odos grožį vertina ne stebuklingas veidrodis, o Instagram filtrai, formuoja influencerių pažadai ir dažnai daugybė prieštaringų patarimų internete. Jei Snieguolė gyventų šiandien, ar jos odos švytėjimo paslaptis būtų korėjietiškos lakštinės kaukės, retinolis ar grožio injekcijos? Norime švytėti kaip Snieguolės, bet vietoje skaisčios ir švytinčios odos dažnai turime sausą, jautrią, pavargusią arba išbertą odą. Tada kaltiname save, kad darome kažką neteisingai. Šiandien be recepto ieškosime, kas slepiasi po gražios odos mitu. Kalbėsime be pudros, tiesiai ir atvirai. Apie tai, ar tik brangi kosmetika yra veiksminga, kaip pasirinkti tinkamas bazinės kosmetikos priemonės, kaip puoselėti odą vasaros metu ir ką iš tiesų reiškia sveika oda. Graikiškas žodis kosmetikos reiškia puoštis ir tvarkytis, o logos mokslas. Bet ar tikrai kosmetologija yra tik tais mokslas apie puošimąsi? Laidos viešnia, medikė ir kosmetologė Sonata Granovska, kuri ir padės atsakyti į šiuos painius klausimus. Sveiki, Sonata. Labą dieną, Rasa. Sonata, pirmiausia, papasakokite apie save. Kas jūs, ką dirbate ir ką veikia visą dieną kosmetologai? Tai pirmiausia, sveiki ir kaip mane pristatėte, esu Sonata, esu medikė ir kosmetologė. Medikė tai yra plačiaja prasme, kai kurie žmonės maišo ir galvoja, kad medikai tai yra tik tai gydytojai, bet jeigu mes paimsim bendrai, į medikų sąvoką įeina ir bendrosios praktikos slaugytojai. Tai aš esu bendrosios praktikos slaugytoja ir diplomuota kosmetologė, baigusi tam tikrus kosmetologijos mokslus, tai yra kolegijoje. Ką veikia kosmetologai? Iš tikrųjų, kosmetologai veikia daug. Jie pirmiausia puoselėja žmogaus didžiausią organą - odą. O su ta oda yra tikrai, patikėkit, ką veikti. Tai nėra vien tik tai, kaip sakau, kai žmonės, kurie nesusidūrė su kosmetologija, galvoja, kad tai yra kažkokio tai tuščio laiko praleidimas, gulėjimas ir tiesiog lepinimasis. Taip, tai yra ir lepinimasis ir tai nėra blogai, bet tai yra ir tam tikro ir stiprių, ir įvairių odos problemų, būklių sprendimas, padėjimas joms ateiti sveiką būseną. Kitaip tariant, odos priežiūra nuo A iki Z. Kiek metų jūs jau dirbote kosmetologė? Na, iš tikrųjų, net pati nustebau ir suskaičiavusi visą savo kelią kosmetologijos, nes nuo pirmo kurso, kada pradėjau mokytis ir pradėjau eiti šiuo keliu, tai yra praktikuoti, ne tik mokytis, tai viso jau šiais metais, jeigu neklystu, 18 metų. Liečiuosi prie odos, gyvenu su oda, ją vis tolyn ir gilyn pažįstu ir žinokit, yra ką daryti su ją ir ką veikti ir kur tobulėti ir kur eiti. Tai praktiškai jūs esate jau pilnametė. Taip išeina, kad aš esu pilnametė šioje srityje. Sonata, sakykite, ar labai pasikeitė kosmetologija per jūsų praktikos metus? 18 metų tai yra tikrai daug. Taip, tai yra tikrai nemažai ir gąsdina ir džiugina tas. Iš tikrųjų taip labai pasikeitė stipriai. Jeigu pradžia buvo iš tikrųjų kosmetologijos, tai yra daugiau buvo tokių klientų, pacientų, galbūt ne pacientų, klientų šiuo atveju pas kosmetologą, kurie rūpinosi odos švara, tai yra odos valymai, odos atpalaidavimu, tai yra masažai, drėkinimu, tai dabar visgi daugėja daug tokių žmonių, kurie įsivaizduoja, kad galiu būti gražus, galiu būti jaunesnis ir mano oda gali būti jaunesnė, gražesnė, skaistesnė, tik tai injekcijų metodų paremtų. Tai turėčiau pasakyti, paprieštarauti tam dalykui ir pasakyti, kad viskas yra gerai, kas yra daroma laiku,
kada reikia, kur reikia ir kaip reikia. Ir visi metodai, kokie jie bebūtų, jie yra veiksmingi. Čia lygiai taip pat galėtumėm sulyginti su sportu. Juk tu negali pasakyti, kad bėgimas yra geriau už plaukimą arba pilates geriau už jogą. Visiems yra individualiai, tai yra labai individualu, kas patinka, kas tinka. Vienas sportas daugiau išreikštas galbūt vienus dalykus stiprinti, kitas kitus. Lygiai taip pat ir skirtingos metodikos yra skirtingos, bet jos veikia gerai kažkam, o kitam reikia kitų metodikų. Ir nėra vienos geresnės, o kitos blogesnės. Tai kaip matote, kosmetologija iš tiesų yra ką veikti. Supratau. Sakykite, kaip jums kosmetologija padeda jūsų medicininės žinios? Kaip tai susiję? Iš tikrųjų, tai tikrai labai padeda, nes mano kelias ir iki tol 14 metų patirtis farmacijoje, tai yra pažintis, prisilietimas prie medikamentų ar ne, prie cheminių medžiagų. Kita vertus, mano išsilavinimas medicininis man leidžia giliau pažvelgti į daugelį dalykų. Ir aš esu tas specialistas, kuris žiūri holistiškai žmogų. Aš nežiūriu žmogų į jo odą kaip tik tai į odą, kaip aš galiu kažką padaryti, bet man ta oda daugiau pasako apie žmogų, apie jo vidinį klimatą, kame jisai, kur yra šiuo metu tas žmogus, kaip jis jaučiasi emocionaliai. Galbūt jis turi tam tikrų ligų, lėtinių ligų ar kitų, aš galiu jį nukreipti pas tam tikrus gydytojus, kai aš suprantu pati esmę, kur gali būti. Labai dažnai žmogus pabeldęs į mano kabineto duris, sakykime, su varginančiu su spogais, jis galvoja, kad mes padarysim tik veido valymą ir aš jį išleisiu. Taip, aš padarysiu veido valymą, jam patarsiu būtinai, bet mano žinios ir mano kompetencija, ir kaip aš asmuo, aš jo negaliu šiaip paleisti, nepatarus ir nepaklausius jo, kada paskutinį kartą daryti kraujo tyrimai, kokie kraujo tyrimai daryti, kada jisai lankėsi pas tam tikros specializacijos gydytoją, galbūt jis turi problemų su virškinimu, galbūt jis šiuo metu išgyvena stresą ir pas jį labai daug kortizolio. Ta prasme, visos šitos žinios suteikia man galimybę pažvelgti į problemos sprendimą giliau. Nes labai dažnai mes matom tik paviršiuje, bet šaknis dažnai būna visai kitur, kitame gilyje. Ir kai tu turi pakankamai žinių, patirties, tau tai suteikia daug galimybių tam žmogui iš tikrųjų padėti. Ir pažiūrėti į jo problemą kaip į visumą. Nes labai dažnai tai yra visuma. Tai turbūt mūsų veido oda labai daug išduoda apie mūsų gyvenimo būdą. Mūsų oda tai yra žemėlapis. Tiek mūsų, žinot, kaip sako, tavo akis atspindi tavo sielos gylį, taip ir lygiai taip pat ir tavo oda atspindi tavo pusiausvyrą, sveikatos būvį, stovį ar ne, tavo emocinę būklę, tavo gyvenimo būdą, ką tu veikiai iki šiol, ką tu veikiai dabar. Iš tikrųjų tai yra knyga, kurią tu gali skaityti. Sonata, sakykite, tai kas yra sveika oda? Geras klausimas, jis ir paprastas, ir sudėtingas vienu metu, nes sveika oda tai yra kokybiška oda, o kokybiška oda tai yra tada, kada žmogui nekelia jinai didelių rūpesčių. Metams bėgant oda keičiasi, ar ne, ta prasme, kaip mes ją priemam, čia vėl kiti klausimai ir yra labai plati tema, bet sveika oda yra tada, kada jos nevergina bėrimai, kada yra geras barjero stovis, tai yra ar ne apsauga odos, drėgmės lygis pakankamas, kada nėra alerginių reakcijų, kada oda nėra išjautrinta, nėra sausa. Tai tokia oda yra sveika ir kokybiška, o visa kita yra tik mažos dalelės, dalis tos sveikos, kai yra oda nesveika. Ką reikia žinoti apie savo odą kiekvienam iš mūsų, netgi ir vyram? Pirmiausia, turėtumėm žinoti ir gerbti odą, nes tai yra didžiausias organas, kaip aš ir minėjau. Jeigu mes jį išmatuotumėm, tai užimtų iki 2, man atrodo, kvadratinių metrų, jeigu neklystu, ir jeigu pasvertumėm, tai būtų maždaug 3,5–5 kilogramai. Oda atlieka labai daug svarbių gyvybiškų funkcijų. Tai yra ir apsauga, tai yra ir termoreguliacinis ar ne dalykas, tai yra ir maža laboratorija, galbūt netgi nemaža, kurioje gaminasi, pavyzdžiui, vitaminas D. Taigi oda yra ir imuninė sistema. Taip. Tai yra viena didžiausių imuninių sistemų ir galų gale ir pasišalina tam tikri metaboliniai produktai, ar ne, tai prakaito liaukos ir taip toliau. Oda yra labai svarbi. Ir iš estetinės pusės taip pat, ką mes matom šiuolaikiniame gyvenime.
Tai vat, tai ką mes turėtumėm žinoti apie odą, kad jinai yra svarbi, kad jinai yra veidrodis mūsų vidinio pasaulio, mūsų ligų atspindys, kad oda ne tai, kad galbūt privaloma, aš nemėgstu šito žodžio sakyti privaloma, bet reikėtų rūpintis. Todėl, kad oda, žiūrėkit, mes rūpinamės savo kūnu, mes apsirengiam rūbais, ar ne, bet yra tam tikros vietos, kurios yra neapsaugotos. Reiškia, mes turim suteikti odai papildomų drabužį, tai yra kremų, galų gale kremų pasitepti odą, kad būtų apsaugotas veidas, rankos. Ką dar galėčiau pasakyti? Na, tai yra labai svarbu. Kaip matot, ir iš sveikatos pusės, ir iš grožio pusės, ir tai yra mūsų galų gale kūno skydas. Taip. Ir jeigu jisai yra nesveikas, jam trūksta kažko, tai automatiškai yra jau disbalansas organizmui. Ir kartais būna žmonės, kurie nesusiduria su tam tikrom odos problemom, būklėm, lygom, jie ir nesureikšmina tai, kol neatsiranda tam tikrų bėdų. Bet aš manyčiau, kad visada profilaktika ir sveikas rūpestis savimi, kaip mes valome dantis, kaip mes plauname plaukus, ar ne, taip ir mes turėtumėm odą plauti, valyti, drėkinti, maitinti, tada jinai nekels rūpesčių ir tai yra kalba ne tik apie jauninimą, tai yra kalba apie elementarią higieną. Žinoma. Sonata, tai jūs kalbate apie odos priežiūros rutiną. Tai kas yra bazinė odos priežiūra? Kiek žingsnių turėtų turėti tą minimalistinę odos priežiūros rutiną? Iš tikrųjų, mes galim turėti minimalistinę ir maksimalią odos priežiūrą, be abejo. Pasikalbame. Taip, pasikalbam. Tai minimali, elementari odos priežiūra apima prausiklį, toniką, kremą. Sakykime, galima net su vienu kremu draugauti. Jeigu oda truputėlį šiek tiek daugiau probleminė arba mes turim kažkokią tai problemą, kurią norim spręsti, na, sakykime, 2 kremai. Vienas skirtas rytui būtų, kitas būtų skirtas nakčiai. Bet nebūtinai turi būti parašyta kremas nakčiai, kremas dienai. Todėl, kad mes žiūrime į veikliųjų medžiagų sudėtį ir dienai dažniausiai yra skiriami apsauginiai, drėkinantis, nepiktybiški, kaip aš sakau, tie, kurie nesaveikauja kažkaip labai stipriai su aplinka, su saulė, su mūsų oro permainom, ar ne. O nakčiai, kadangi vyksta intensyviausia odos regeneracija būtent naktį, tada mes galime parinkti stipresnius ingredientus, stipresnės sudėties kremus, serumus, ar ne, ir tam, kad regeneracijos metu oda pasisavintų maksimaliai stipresnės arba stipres medžiagas tam, kad išspręstumėm tam tikras odos problemos. Kai nėra jokios sąveikos, be abejo, ir su saulė, vėju, lietumi, tu miegi, regeneruojasi tavo organizmas ir tu gauni geras medžiagas. Reiškia, odą gydom, terapinam, o dieną apsaugom. Tai va tokia būtų paprasta, elementari, protinga odos priežiūra. Jeigu mes norėtumėm jau tokios papildytos, platesnės priežiūros, tai vėlgi mes galime pridėti serumus, pridėti kaukes. Tai būtų platesnė priežiūra. Ir patarimas būtų toks, besirenkant odos priežiūros priemonės, pirmiausia, pasirinkti minimalią odos priežiūrą, prausiklis, tonikas, kremukas, o po to žiūrėti ir po truputėlį pridėti vis tos produktus. Tada ir oda geriau reaguos, saugiau, tiesiog saugiau bus. Sonata, sakykite, o prausiklio vienintelė funkcija yra tik tais nuplauti veido nešvarumus, ar jis dar ir kitų papildomų funkcijų turi? Geras prausiklis yra pusė darbo. Todėl, kad prausiklis ne tik nuplauna makiažo likučius, prakaito likučius, nešvarumus, bet geras prausiklis neišbalansuoja odos pH, odos balanso ir jis kaip tik odytę suminkština, išplauna ir paruošia kitiems produktams, kitiems žingsniams. Taigi geras prausiklis yra labai svarbi odos priežiūros dalis. Kada nevartoti, ar ne, pavyzdžiui, kai kartais iškyla toks klausimas, ar man visada tikrai būtinas tas prausiklis ir ryte, ir vakare, aš atsakyčiau taip. Ne tai, kad būtinas, rekomenduotinas daugiausia atveju ryte ir vakare. Kada ne,
Galima galbūt tik tai tom odom, kurios itin yra jautrios, tokios hiperreaktyvios, kada oda labai sausa išsausėjusi, va tokiems piliečiams galbūt ir nereikėtų plautis ryte. Bet vakare vis tiek rekomenduotina. O kiti visi, kurie turi mišrią odą, riebią odą, normalią odą, vyresni, jaunesni, be mano minėtų šitų pirmų požymių. Ir ypač tie, kurie naudoja makiažą, apsaugą, kurie prakaituoja, tai yra sporto salėse sportuoja, bėgioja ir kaip toliau, turėtų plauti veiduką su prausikliu 2 kartus per dieną. Po prausiklio rekomenduojame naudoti toniką. Ką jis mums suteikia? Kokią papildomą naudą? Iš tikrųjų, apie toniką yra labai daug, ne tai kad dviprasmiškų, bet vieni už toniką, kiti nesupranta jo paskirties. Taip pat aš ir norėčiau sužinoti. Taip, iš tikrųjų tai nėra būtinybė, kuri privalo būti ir, sakykime, prausiklius užimtų tą tokią pirmą poziciją, kad tu turėtum must have ar ne, bet tonikas, aš esu ta kosmetologė, kuri yra už toniką ir pasakysiu kodėl. Tonikas tarsi pabaigia valymosi procesą iki galo, kartais būna, kad mes gal kažkur nedaplauname, nedavalome tos odos ar ne. Pavyzdžiui, kas turi galbūt didesnės poras, tam tikri nešvarumai lieka juose, tai tonikas yra užbaigiantis tą valymo procesą, tarsi sakinio gale padėtų tašką, aš taip sulyginčiau, jisai pridrėkina, tonizuoja, sureguliuoja pH ir tada visos kitos priemonės vėlgi geriau ir sklandžiau pasisavina. Kodėlgi nenaudoti papildomos švaros ir papildomos drėgmės? Aš nemanau, kad tai yra blogai. Tai jis tarsi paruošia odą tolimesniems drėkinimo žingsniams. Patobulina, dar sakykime, pagerina valymosi procesą ir paruošia odą tolimesniam kitiems produktams, kad geriau įsisavintų. Sakykite, o kaip turėtų skirtis odos priežiūros rutina priklausomai nuo odos tipo? Sausa, jautri, riebi, mišri. Iš principo visas tas modelis beveik lieka tas pats, prausiklis, tonikas, kremukas 1 ar 2. Galima pridėti serumą, jeigu būtų papildoma priežiūros, kaip sakoma, galimybė ir noras. Bet priklausomai nuo odos tipo, ką reikia dar žinoti, ne tik odos tipą, mišri, riebi, sausa, bet labai pravartu žinoti arba suprasti, suvokti, kokia yra mano odos būklė, būsena dabar. Nes tu gali turėti, sakykime, riebią odą, bet šiuo metu jinai yra dehidratuota, tai reiškia, kad jinai nėra sausa šiuo metu, jinai yra netekusi drėgmės šiuo metu. Jeigu oda, pavyzdžiui, galėtų galbūt jinai kaip ir normali, nekelinti kažkokių tai problemų ten su riebaliniam liaukom, su sausumu, bet jinai galbūt šiuo metu yra pigmentuota, nes tu buvai karštam krašte ir parsiveži dovaną pigmentinės dėmes. Tai irgi jos šiuo metu yra tokia problema. Tai reiškia, mums reikėtų atsižvelgti į 2 elementus, tai yra odos tipas ir odos būklė. Kokia jinai yra dabar? Ir tada mes renkamės tas priemonės. Priemonių pasirinkimas, kaip ir minėjau pradžioje, jeigu tu nesi labai toks didelis kosmetikos gerbėjas, neturi tame labai didelės patirties, elementari, ta tokia paprasta programa, o jeigu jau mes norim platesnės, be abejo mes dadedam, kaip ir minėjau anksčiau, kaukės, serumus, esencijas, purškiklius, jų yra aibė įvairiausių papildomų priemonių. Dar labai didelę reikšmę turi priemonių pasirinkimui sezoniškumas. Gal šitą norėčiau aš pabrėžti. Pagal sezoniškumą priemonės iš tikrųjų parenkamos irgi turi tam tikrų taisyklių. Vasarą dažniausiai žmonės mėgsta lengvesnės priemonės, kurios nebūtų lipnios, nebūtų labai parfumuotos, daugiau be kvapų ar ne. Labai didelis dėmesys, ypač saulėtų periodų skiriamas SPF, nors jį patariama kaip ir naudoti visus metus, bet vasarą saulėtų metu ypatingas dėmesys yra skiriamas. Ir be abejo antioksidantų galia, antioksidantų nauda, kad būtent kova prieš laisvuosius radikalus, kurie apsaugo, ar ne, kad tos priemonės mus apsaugotų nuo galimybės įsigyti daugiau pigmentinių dėmių, nuo saulės pažaidos, nuo tokio greitesnio senėjimo proceso, kadangi saulė ne tik gerus dalykus daro, bet ir tam tikrus kitus ar ne niuansus. Tai iš tikrųjų vasarą akcentas yra
kaip ir minėjau, va šitie. Žiemos metu vėlgi atvirkščiai yra daugiau akcentuojama tokios storesnės, turtingesnės tekstūros, klampesnės, tai yra riebesnės priemonės, kurios padeda odai kaip šiltą drabužėlį. Va čia labai lengva prisiminti, mes velkamės, dėvime šiltesnius rūbus, lygiai taip pat ir su priemonėm renkamės skalsesnius, riebesnius, kaip aš sakau, storesnius produktus, tam, kad uždėti rūbelį ant savo odos storesnį, kad jis būtų apsaugotas nuo vėjo, nuo žvarbos, nuo šalčio. Tai jau truputėlį kitokie. Ir be abejo, tie, kurie vasarą buvo nelabai geri, nelabai saugojosi arba labai jau atvirai lepinosi ant saulės ir prisidarė savo tokių pokštų kaip pigmentacija, kuri be galo sunkiai sprendžiama ir iki galo galbūt netgi neišsprendžiama ar ne, galima ją tik truputį sunaviguoti, sulėtinti, sumažinti. Tai tada tokiu atveju, aišku, labai daug darbo būna su pigmentacijos sutrikimais ir šaltuoju sezonu tiek aktyvios procedūros leistinos, nes gali daugiau laviruoti, saulutės nebėra. Lygiai taip pat ir namuose žmogui rekomenduoja stipresnės, aktyvesnės priemonės, sakykime, kad ir šitai problemai spręsti. Sonata, jūs minėjote papildomas kosmetikos priemonės, kaip serumus, hidrolatus, esencijas. Sakykite, kada juos tepti? Prieš kremą ar po kremą? Iš tikrųjų, tai dabar labai įdomių yra papildomų priemonių, tokių, kurios yra kaip 2-3 viename. Pavyzdžiui, tonikas, serumas viename. Nu, sakykime, galbūt bendrų žodžių jo galėtumėm paminėti, vat jūsų sakytą tą žodį esencija. Purškiama esencija, tai jinai apima ir kaip ir toniko savoką, ir kaip serumo savoką. Ir be abejo, jinai purškiama arba tepama prieš kremą. Tai būtų prausiklis. Tada galbūt nebereikia toniko, jeigu tokia esencija yra, tada mes apsipurškiam arba aplikuojame tą esenciją, kuri atstoja keletą produktų iškart ir po to po kiek minučių tapšnojame kremą ant viršaus. Ir po to dar tepame SPF. Serumo pagrindinė funkcija - papildyti odą trūkstamomis medžiagomis? Taip, serumas skverbiasi giliau. Jis dažniausiai būna daugiau koncentruotas ir dėl tam tikrų tų gamybinių procesų, dėl jo gebos prasiskverbti giliau, jisai turi stiprią papildomą priežiūrą odai. Ir be abejo, kadangi dažniausiai tai būna be apsaugos priemonės, jis dėl to turėtų draugauti su kremu, nes yra tarsi uždaroma irgi vėlgi užbaigiamas procesas. Eiliškumas ir tam tikros taisyklės yra pakankamai svarbios, kad produktai veiktų taip, kaip reikia. Ir kartais, aišku, improvizacija nelabai gerai tam tikrais atvejais. Už tai, manyčiau, sakykime, žmogaus domėjimuose šita sritimi ar specialisto patarimai tiek farmacininko vaistiniai, tiek kosmetologo arba dermatologo iš tikrųjų galėtų būti labai naudingi. O kada turėtų atsirasti ant mūsų veido paakių kremas? Geras klausimas. Kaip tik nesenai apie tai diskutavom, kalbėjom, nes ir plačiame socialinėme tinklų pasaulyje irgi dažnai gvildenama šita tema ir nuomonės iš tikrųjų pasiskirsto labai skirtingos. Žinote, aš būtent esu ta pilietė, kuri yra visada aukso viduriuką renkuosi, ar ne? Ir netgi su paakiais, kame yra reikalas ir kas yra su paakių kremais. Taip, tai yra labai reikalinga priemonė. Tai nėra vien tik tai marketingas, kaip yra kai kurie sako specialistai, kad yra marketingo išmislas ir dar papildomai sukurtas produktas. Betgi ne visiems būtinai reikalingas tas paakių kremas. Dabar kam jisai reikalingas? Gal nuo to pradėčiau. Tai pirmiausia, jisai reikalingas tiems, kurių paakių odos zona yra probleminė. Linkę į patinimus, pajuodę paakiai, jautrus paakiai, galbūt stipriai pastebėjom, kad jie taip stipriai pasiraukšlėja, kelia tokių bėdų, tada paakių kremas reikalingas. Jeigu mes viso šito neturime, oda kaip oda, tokia pat kaip veido, nekelia kažkokių tai mums iššūkių, tada galime naudoti ir veido kremą, jeigu jis nėra labai koncentruotas, sakykime, jame nėra rūgščių, jame nėra galbūt ten tam tikrų koncentracijų stiprių retinolio labai ar net ten kokio 1% ar 2%, tada neišdarkys ir paakių odos, nes
paakių oda, kaip ir kaklo oda, yra viena ploniausių. Ir kodėl kartais vat reikalingas tas paakių kremas, ypač tiems žmonėms, kurie turi tas išvardintas mano problemas, todėl kad paakių oda yra pati gležniausia, greičiausiai turbūt parodo amžiaus pokyčius mūsų veide. Labai nemažai žmonių kenčia nuo jautrių akių ir ne visi gali teptis veido stipresnį, storesnį, kitų koncentracijų kremą plonoje odoje, nes gali gauti ir akių konjunktyvitą, ar ne blakstiena kokia pagriebs mažiuką gabaliuką, ten sakykime lašelį kremo. Taigi paakių kremas tikrai reikalingas mano išvardintiems žmonėms. O galų gale tie, kurie nori pilnumoj užsiimti savo veido, aplamai odos priežiūrą, jiems turbūt ir nekyla klausimų, ar man reikia paakių kremų. Bet jeigu viskas ok, nekelia problemų, gali nenaudoti to kremo. Paakių, sakykime. Tinka veido, ok, valio. Dar vienas trendas - lakštinės kaukės, kosmetinės kaukės. Ar jos turėtų atsirasti mūsų kasdieninėje namudinėje? Aš galbūt norėčiau dar pratęsti tą klausimą ir galbūt jį papildyti, kad iš tikrųjų kaukės, ne tik lakštinės, ar ne? Nes kaukių yra daug, yra lakštinės kaukės, yra tokios kaip guminės kaukės, gelinės vadinamos, yra kreminės, yra purškiamos net kaukės, ar ne? Tai aplamai kaukė kaip kosmetinis produktas sukurtas, aš sakyčiau kartais net kūrinys, yra labai vertingas ir aš labai jį mėgstu, todėl kad mes naudojam ne tik profesionaliame savo kelyje labai daug kaukių, kada terapinam, kada darom profesionalias procedūras, bet aš visus savo klientus ne tik kad įprasminu, bet prašau jiems papasakoju, edukuoju, kas ta kaukė, kodėl ji reikalinga ir labai mes mėgstam vadinti tai kaukių terapija. Tai pirmiausia, kaukės yra koncentruotos. Tai yra ne visai kremas, tai yra koncentruota labai tokia priemonė, kuri turi daug aktyvių veikliųjų medžiagų ir jinai yra skirta greituoju būdu atgaivinti, tiesiog reabilituoti odą. Tai čia kaip SOS pagalba. Kaip SOS pagalba, kaip greita pagalba. Sakykime, man reikia labai greitai gerai atrodyti. Kaukė. Aš labai pavargau, išsekau, pasižiūrėjau į veidrodį, nepatenkinta visa pilka. Kaukė. Atėjau iš saulės vonių, netyčia kažkaip tai labai įdegiu ir matau, kad negerai. Kaukė. Nežinau, iš tikrųjų kaukės. Netgi ruošiantis prieš profesionalią makiažą. Taip, o nekalbant apie tai, kai yra svarbios kažkokios tai tavo gyvenimiškos situacijos, vestuvės, ten nežinau, išleistuvės, kažkokios tai susitikimai, susitelkimai, aplamai, kada tu nori švytėti, būti graži, pasitikėti, makiažą kada darom. Visur reikalingos kaukės. Iš vakaro kaukė, ant rytojaus graži? Iš vakaro kaukę, ryte gali kaukę užsidėti. O gali netgi tarkiko, netgi kaukę galima palaikyti, sakykime, šaldytuve kokį 10 minučių ir užsidėti ant veido vėsį. Tai iš tikrųjų tokia gaunas tikrai labai nuostabi terapinė procedūra namų sąlygom. O jeigu dar prieš kaukę tu pasidarai pilingėlį, enziminį, galbūt mechaninį su švelniom granulytėm, vėlgi įvertinant savo odos būklę ir savo odos storį ir odos tipą. Tai iš viso būtų mini, o gal netgi ir ne mini, o maxi procedūra namų sąlygom. Ir vėlgi aš savo klientus mokau ir netgi sustatau, jiems parašau tokius, kaip sakykime, receptus arba protokolus, kokias procedūras jie gali namuose daryti, susidėliojam tam, kad būtų pilna priežiūra. Nes, sakykime, žmonės ateina pas specialistą, vėlgi jie skirtingi. Vieni kas mėnesį, kas 3 savaitės, kiti ateina galbūt kas pusę metų, treti iš viso prisimena gal po metų, kad nebuvo. Žmonės skirtingi gyvenimo būdai be abejo ir čia lygiai taip pat skiriasi, bet dažniausiai tai būna vieną kartą į mėnesį ateina žmogus, bet visą mėnesį tai oda yra su juo ar ne kartu ir jis patiria per tą mėnesį gausybę savo gyvenimo įvykių. Ar ne, galbūt gerų, galbūt netokių ir nuovargis ir nemigos galbūt naktis ir tiesiog kartais galbūt daug geriau smagus vakarėlis, nei smagus vakarėlis, geriau užsidėti kaip tik gerą kaukę, įsijungti relaksinę muziką ir pailsėtis. Ne tik duoti odai poilsio, bet ir savo sielai.
Nu, čia ta prasme nėra nei tas visko reikia gyvenime, bet kartais va, tai yra tiesiog tokia terapija gili ne tik odos. Bent jau aš pati savo propaguoju, kai labai pavargstu, nes tikrai labai daug bendrauju su žmonėm ir visą save atiduodu ir kartais vakare galvoju, o jei, kaip aš pavargau. Tai viena iš geresnių terapijų ne tik pasivaikščioti miške ten su savo augintiniu, bet užsidėti gerą kaukę, kur yra ten, sakykime, maloni, kvapni, atsigulti, pasimti kokią meditaciją. Tai yra poilsis, kuris beje netiek ir daug ir kainuoja. Dėkui už patarimą. Grįžus, būtinai pasidarysiu vėsią kaukę, nes šiandien labai karšta diena. Labai rekomenduoju iš tikrųjų. Sonata, gal galite pasakyti, kokia jūsų kasdieninė odos priežiūros rutina? Jinai nėra kažkuom labai ypatinga, nežiūrint to, kad aš esu kosmetologas, specialistas, bet iš tikrųjų aš odą prisižiūriu, man tai yra kaip 2x2. Tai yra prausimasis, prausikliu mano mylimų, tonizavimas, labai mėgstu, kaip ir minėjau, tonikus. Naudoju netgi toniką, o po toniko, žinokit, naudoju ir tą esenciją, va, tą inovatyvę priemonę, kur yra purškiama, dabar labai madingos įvairios naujos esencijos, peptidai, peptosomos ir taip toliau. Ir po to kremukas su SPF. Viskas. Ir reikia makiažo, kažkokį lengvą makiažą pasidarai, nereikia, nesidarai. Iš tikrųjų, tie visi CC, BB, visokios apsaugos, labai gera alternatyva tiesiog pudrom. Tokia lengvesnė, kad oda kvėpuotų, sakykime, ir tokia būtų natūralesnė. Su kokiamis dažniausiai problemomis kreipiasi klientai pas kosmetologą? Kas dažniausiai atveda juos pas jūs? Iš tikrųjų, tai problemų odos įvairiausių. Žmonės labai įvairūs, kreipiasi įvairiausio amžiaus, bet turbūt dažniausiai visgi su akne, su spogais, su probleminiam tokiom odom. Antroji vietoj galbūt paminėčiau ir dabar labai daugėja tokių žmogučių su hiperreaktyviom odom, kurios labai jautriai viską reaguoja į raudonos, perštinčios, degančios odos. Labai daug rožinės atveju, ta prasme, labai daug žmonių turi tokią odą, bet tendencija yra jautrėjančių odų nemažai ir be abejo vėlgi pirmoje vietoje išlieka akne. Kada reikia kreiptis pas kosmetologą, o kada jau reikėtų dermatologo konsultacijos? Vėlgi geras klausimas. Aš manau, kad dermatologai ir kosmetologai tai yra tokia vientisa komanda iš tikrųjų. Dermatologai gydo, kosmetologai galbūt galima sakyti terapina arba pratęsia tą negydymo procesą, bet padeda tam gydymui sklandžiau vykti, greičiau ir maloniau galbūt. Iš tikrųjų, aš manyčiau, kad jeigu pilietis turi aknę, jeigu turi rožinę, tokias rimtas odos problemas, iš tikrųjų čia yra gydytojo dermatologo kompetencija ir kosmetologas gali padėti jam tą būseną pagerinti, kad jis atrodytų gražiau ir maloniau jaustųsi, kad jam nesijaustų tam tikri dalykai ir tiesiog, sakykime, mažiau kaistų veidas, daugiau būtų pridrėkintas, kam yra aknė išvalyti, sutvarkyti, pagražinti. Bet tai yra tokia komanda, tai yra dermatologo, kosmetologo, bet iš tikrųjų pats žmogus turėtų pajausti, kada jam. Jeigu problema nepraeina iki mėnesio laiko, iš principo 2-3 savaitės, jau galbūt reikėtų ir vertėtų kreiptis pas dermatologą, o po to pas kosmetologą arba išvien kartu. Bet kompetitingas kosmetologas visada patars, kada kreiptis, jeigu, sakykime, pas jį pasibeldė pirmą, atėjo klientas su problema, tu sutvarkyk, ką tu galėjai, pagal savo kompetenciją, pagal tai, ką tu moki, kaip tu moki, geriausiai padaryk, ką gali, bet aš labai dažnai rekomenduoju netgi ne tik pas dermatologą, bet pas keletą specialistų apsilankyti, pasidaryti kraujo tyrimus ir tada mes turim pilną paveikslą, pilną vaizdą, kasgi yra su to žmogu, kokioj vietoje jis yra šiai dienai. Kur jo problema, kame slypi šaknis. Tai aš manyčiau, kad iš tikrųjų tai esant tam tikrom stipresnėm problemom, kada, sakau, situacija nesisprendžia iki mėnesio laiko, skauda, kraujuoja, peršti, nemalonu, diskomfortą kelia didelį, ne tik estetinį, tada yra tikrai gydytojas. Visa kita kosmetologas. O baigiant šitą dalyką, tai dermatologo, kosmetologo duetas yra idealus. Taip, vienas gydo, o kitas terapina, pratęsia, padeda tam gydymui vykti maloniau, sklandžiau ir geriau galbūt. Kokias dažniausiai odos priežiūros klaidas daro žmonės namie?
Oi, žinokit, per tokią didelę ilgą patirtį, tai iš tikrųjų pasakysiu, kad kartais būna tokių ir šmaikščių tų mm, klaidų darimų namuose ir skaudžių tų klaidų. Ir atrodo taip elementaru kartais ir nustebina, ir tada tu suvoki, kad iš tikrųjų tavo darbas yra ne tik atlikti procedūras, ne tik tai, sakykime, patarti, rekomenduoti, konsultuoti dėl kosmetinių priemonių pasirinkimo, bet ir edukuoti. Edukuoti, edukuoti ir dar kartą edukuoti. Tai iš tikrųjų, ką norėčiau pasakyti, kokios dažniausiai problemos, tai turbūt tai, kad pavyzdžiui, kai kurie nenaudoja prausiklio, kai to tikrai reikia. Labai dažna problema, kad naudoja ne pagal savo amžių, ne pagal savo odos būklę kremus. Ateina 18-metė, kuri naudoja anti-aging'o prieš raukšlinį kremą. Arba, sakykime, ateina žmogus, kuris turi problemų su spuogais, susikimšusios poros, galbūt ten jau ir aknė prasidėjusi, bet jis naudoja kremą drėkinantį skirtą sausai odai. Jis nesupranta, kad kremas drėkinantis yra skirtingas. Yra drėkinantis kremas riebiai mišriai odai ir yra kremas drėkinantis brandžiai sausai smulkiaraukšliai odai. Ir tada bus jau visiškai kitas koncentracija tarp riebalų ir vandens, suprantat, ir tai odai visai kitų dalykų reikia. Labai opi problema žmonės, kurie turi spuogučius, spuogus, aknę, kažkokius nelygumus, jie krapšto, drasko, spaudžia. Tai yra viena didžiausių ir baisiausių klaidų. Aš suprantu, kad mes kartais norim pūlinuką pašalinti ir visą kitą, bet stop. Ir visada savo klientam pasakau, kad nebus gerų rezultatų, kol jūs spaudinėsit namuose. Ir yra netgi ne vieno žmogus, kurio aš atsisakiau, todėl kad tiesiog tam tikros problemos jau yra ne mano kompetencijų, jau reikia kitų specialistų, kur žmonės tiesiog nesąmoningai drasko, netgi tokių yra. Drasko odą, spaudinėja tiesiog išarė tą dirvą, kaip aš sakau. Ir tada, matot, gaunasi pasaka be galo. Tu sutvarkai, sudėlioji, ateina žmogus ir vėl tas pats. Ir vėl ir dar baisiau, ir dar problematiškiau. Tai vat reiškia spuogutas spaudinėjimas. Na ir dar vienos iš klaidų tokios galbūt dar labai irgi per stiprias koncentracijos produktų naudoja. Yra manančių tokia nemaža dalis ir tokių galbūt netgi sakyčiau jaunesnės kartos atstovo, nes jie dabar labai susirūpinę anti-aging'u yra, ar ne, šita mūsų karta paskutinioji. Tai vat iš tikrųjų, tai jie labai naudoja koncentruotas labai stiprias priemonės, kas irgi nėra gerai, nes tai nėra, žinot, kartais tos priemonės nebūtinai amžiaus cenzas, kad jeigu man vat suėjo 40, tai aš turiu naudoti anti-aging'ą. Kartais jaunimo oda, jauno žmogaus būna kitokia nei, sakykime, labiau problematiška netgi to solidaus, brandaus žmogaus, kuris labai investuoja ir prisižiūri. Čia tokia labai subtilybės be abejo yra. Bet iš tikrųjų truputėlį vis tiek reikėtų atsižvelgti savo amžių, nes amžiaus cenzija yra tam tikros problemos ir tam tikri niuansai ir per stiprios koncentruotos medžiagos gali išbalansuoti tavo tą odą. Tiek hormonaliniam fone, tiek, sakykime, sukelti alerginės reakcijas, tiek išjautrinti tą odą. Galbūt dėl to tiek yra hiperreaktyvių odų viena iš priežasčių. Tai va, tai irgi labai tokia dažna klaida. Ir dar galbūt pabaigai apie šitą klausimą galėčiau paporinti. Aš atsimenu ne vieną, bet tokį labai ryškų nesenai įvykusi įvykį, kai atėjo nauja klientė pas mane, atsinešė maišelį ir išbėrė man maišelį, norėjo parodyti, ką jinai namuose naudojo, tai aš suskaičiavau, buvo 20 kažkur tai buteliukų, 19, 21, kažkas apie 20. Vienu metu žmogus naudoja va šitiek produktų, ar ne? Tai iš tikrųjų aš supratau, kad tai galbūt yra reklamos auka, galbūt yra, va, žinot, čia va, tas, aš žinau, iš tikrųjų kita vertus, aš ir suprantu tą žmogų, kuris neturi navigatoriaus, tai yra neturi kosmetologo, dermatologo arba farmacininko, ir jis padrikai perka. Nes iš principo visko paklausius, visų specialistų, visų reklamų, influencerių, ar ten kokių tai reklamų, tai atrodo visko tau reikia. Ar ne, čia kaip su papildais, visko reikia. Čia Jėzus ir blogai miego nuo nemigos reikia, ar ne, ir virškinimas gal nėra idealus ir čia reikia, ir čia man jau yra 40 metų, gal čia jau man Noriu būti graži, jau čia hormonus man reikia sutvarkyti, jau čia kažkas man galbūt irgi negerai. Yra lygiai tas pats ir su kosmetika, žinokit, aš kartais išsigąstu, va tokiais atvejais, kai ateina va tokios va klientės. Tai iš tikrųjų ir tada nuolaida, reikia pirkti, va čia korejietiška kosmetika dabar trendina, labai madinga, reikia pirkti, o va čia, čia va šitas kremas jau jaunina, jau man reikia jaunystės. Tai suprantat, ir tada gaunasi sviestas sviestuot ir kada yra hiperpriežiūra.
ar ne? Kaip ir mes per daug vaistų išgertumėm, tai nereiškia, kad mes greičiau pasveiksime. Lygiai taip pat, jeigu mes labai daug naudosim, tai mes irgi bus tokia peržiūra, tokia, kaip sakykime, perdėta priežiūra, kada oda yra tiesiog uždusinama, o uždusinta oda duoda atvirkštinį variantą. Todėl, kad Suprantat? oda turi būti gyvybinga. Taip, jin turi būti gyvybinga, jai reikia irgi palikti, aš kaip sakau, reikia irgi daryti netgi mini tas atostogėlės, ar ne, kaip tu, pavyzdžiui, galbūt ten irgi ten kokią valandą pabūni be SPF, ar ne, galbūt kartais netgi kažkokią, nežinau, vieną naktį iš vis galbūt nieko netepti, arba atostogų metu, sakykime, makiažo nenaudot, leisti nors mini atostogas tą jodytį trupučiuką irgi pačiai natūraliai kažkur tai pabūti su savimi, pereiti tą kitą, etapą. Tai va, tai aš nesakau, kad nenaudot, nes aš už naudojimą ir pati naudoju ir visą kitą ir reiktų naudot, bet per daug nėra gerai. Čia Su saiku. Su saiku. Čia vėlgi tas aukso viduriukas, nieko nenaudoti blogai, per daug naudoti irgi negerai. Čia dar, žinot, kokį duosiu pavyzdį, aš labai stengiuosi savo irgi klientam ir savo auditorijai sakyti paprastus elementarius gyvenimiškos pavyzdžius, labai greitai įsimenama. Tai iš tikrųjų, vaikutis, žiūrėkit, vaikutė, ne kaip mamos jaunos irgi, žiūrėkit, per daug prirengs, vaikutis susirgs, ne? Išprakaituos susirgs. Ir oda per daug ten visko pridėta, jinai viskas išsijungs ir tada bus atvirkštinis variantas. Gali pradėti berti, gali jinai labai išjautrėti, gali kaip tik jinai, sakykime, visiškai išsibalansuoti ir mes turėsim atvirkštinį variantą. Taip kad saikas, aukso viduriukas, kaip ir visose gyvenimo srityse, yra čia geriausias pasirinktinas dalykas iš tikrųjų. Šiuo atveju klientė būtų ir sutaupiusi, jeigu būtų laiku pas jūs kreipusis, Taip. nes tas 21 buteliukas tikrai Taip. kainuoja daugiau Taip. negu jūsų vienas Tai vizitas. žinokit, iš tikrųjų, tai ir labai, kaip čia, sakykime, ne tai, kad smagu, bet labai gera, kada tavo auditorija, kuri klausosi, sakykime, tiek socialinėje erdvėje, ne, yra tavo sekėjai ir su kuriais tu komunikuoji, tiek tavo klientai, kurie ateina į kabinetą, kada aš edukuoju, aš pasakau ir žmogus pats padaro išvadas, iš tikrųjų jie daugiau sutaupo, nei tie, kurie, sakykime, medžioja nuolaidas arba kažkokius specialius pasiūlymus, ar ne, ir tada tokia yra padrika priežiūra, padrika viskas. Todėl, kad iš tikrųjų, kada tu sistemiškai ir gražiai sudėlioji pagal savo odos būklę, pagal savo odos tipą, pagal problemą, kurią tu nori spręsti, sudėlioji ten 3, 4, maksimum ten kokius 5 produktus, eigoje iš tikrųjų išvadoje pabaigoje tai gaunas daug pigiau, nei tu prisipirktum 10-20 buteliukų su nuolaidom paskaičiavus. Ir nežiūrint to, kad kitas minusas, kad tu gali ne naudą gauti, o netgi ir žalą. Tai mažiau šiuo atveju yra daugiau? Taip, mažiau šiuo atveju yra tikrai daugiau. Turbūt pagrindinė priežastis, dėl ko tiek daug pastangų dedama į odos priežiūrą, yra senėjimas. Tai nuo kokio amžiaus reikėtų mums pradėti rūpintis tais laiko ženklais mūsų odoje? Opus klausimas, įdomus klausimas, labai gilus klausimas ir labai plati diskusija galėtų. Širdie mums visoms 18. Jo, širdie mums visoms 18 ir siela yra siela, o mūsų kūnelis gyvena savo ritmu, savo gyvenimo. Ir žinot, kaip iš tikrųjų, tai realiai tai pradėsiu nuo to, kad ląstelė gimsta, bręsta ir miršta, ar ne? Tai yra natūralus, koks ir bebūtų liūdnas, bet procesas. Ir iš tikrųjų priimti save, suvokti save, kad tu keitiesi, tai yra viena, bet istorijos ir gyvenimas rodo kitą, bet čia, aišku, neišysim į filosofiją, čia galim ilgai filosofuoti, kadangi, sakau, labai įdomi tema, bet nuo kada reikėtų pradėti rūpintis anti-agingu, ar ne? Tai iš tikrųjų, kaip žinome, kad mūsų oda pradeda senti 25-28 metų. Atrodo labai neoptimistiškai, bet kita vertus tai tik tai pradžia. O iš tikrųjų turbūt pirmuosius amžėjimo, man labai patinka šitas žodis amžėjimas, jis kažkaip gražiau skaniau skamba nei senėjimas, sutikit, ar ne? Kaip jums? Tai iš tikrųjų, ką noriu pasakyti, kad turbūt pirmuosius tokius pokyčius odoje pradeda didžioji dalis pradeda matyti 35-aisiais plius minus, o 40 yra tas lūžis, sakykime, tas kertinis dalykas, keičiasi hormoninė pusiausvyra, keičiasi daug dalykų mūsų organizme, mes daugiau visko kaupiam ir mažiau išmetam, ar ne, plius tam tikrų veikliųjų medžiagų mums jau deficite, mes pradedam gyventi deficite, ar ne.
Tai iš tikrųjų tas senėjimo procesas labai ir skirtingas pas visus kitus, nes labai daug faktorių lemia tą mūsų pagreitį. Kad mes senstam, amžėjam visi, tai čia faktas, nediskutuotinas, bet kaip mes tai darome, tai vat gyvenimo būdas, sveikatos stovis, būklė, ar ne, mūsų požiūris, mūsų emocinis vidinis pasaulis, kaip mes priemam, kaip mes draugaujam su savim, mūsų, kaip sakoma, požiūris, kaip mes elgiamės, sakykime, saulėje, ar ne, deginimosi tas faktorius, ar tu ten pleški, nes nuo ryto iki vakaro galvoju, šiandien aš noriu būti ruda, bet kas bus, man ten bus nesvarbu. Bet svarbiausia tai, kad tas laikas bėga taip greitai, kad po tie 5 metai ar 10, kai mes darėm kažką, jie labai greitai prabėga ir šiandien tu esi tas, kas buvai prieš 5 ir prieš 10 metų, netgi prieš metus. Todėl tai tikrai turi didelę įtaką ir iš tikrųjų amžėjimu reikėtų rūpintis tikrai, jau tas amžėjimas jis neapima tik tai kosmetikos pasirinkimą, ką norėjau ir pasakyti, kad jis apima daug gilesnę, platesnę savoką, tai juo galim pradėti rūpintis ir nuo 20 metų, tiesiog teisingai, kiek įmanoma. Tai nereiškia, kad tu užsidarai savo keturių kampų kambarį ir nieko nedarai. Tu gyveni gyvenimą, pilnavertį gražų gyvenimą, bet sąmoningai. Jeigu aš einu į saulę, tai tada naudoju SPF ir nebūnu piko metu. Jeigu aš noriu pridrėkintos odos, aš ne tik tepu drėkinantį kremą, bet ir vandenį geriu, ar ne. Jeigu, sakykime, nori numesti svorį, tai tu, kaip sakoma, nedarai šaldytuvo durų naktį ir taip toliau, reiškia sąmoningumą vystai. Tai čia tokia plačiaja prasme. O iš kosmetikos be abejo turbūt tas toksai pereinamasis laikotarpis, kaip ir minėjau, labiausiai jaučiasi ties 35-aisiais, pradeda jausis matytis. Tai tada jau galime parinkti tam tikras priemonės, kurios jau yra prieš amžėjimą. Jos dažniausiai būna praturtintos retinoidais, retinoliu, peptidais, tam tikros AHA rūgštys, kaip glikolis, pieno rūgštys labai svarbus va šitame procese. Aišku, jeigu mes turim navigatorių, kuris mums patarė mūsų grožio specialistas, tai yra geriau, paprasčiau, lengviau ir taupiau, negu pačiam kartais savarankiškai, nebent tu esi labai edukuotas ir labai tuom domiesi. Tai vat, ir buvo daryti daug tyrimų, bet man vieni užsifiksavo Amerikoje, beje, buvo daryti tyrimai, buvo tirtos skirtingos kartos, tai kaip ir minėjau pokalbio pradžioj, šita šiuolaikinė karta. Kuri? Z, man atrodo, jeigu aš neklystu. Tai kiek metų? Tai jiems dabar, man atrodo, 28, ar ne, 28, nuo 18 iki 28, jeigu aš neklystu ta karta, tai iš tikrųjų jie ypatingai domisi anti-agingu ir jie pradeda naudoti jau dabar tą anti-agingą. Ir Amerikoje net 56% tokių piliečių jau rūpinasi savo reiškia investicijom į grožį jaunatvę. Kai tuo tarpu kitos kartos, ankstesnės, ar ne, iš tikrųjų truputėlį ramiau žiūri tai. Europoje truputėlį pasiskirstymas yra skirtingas, bet šiuolaikinė karta labai tokia, negalėčiau pasakyti arši, jinai labai įdomi, jinai labai dinamiška, jinai yra kitokia ir jiems anti-agingas prasideda būtent dar net nėra, kai nėra tau 30. Ir aš manau, kad tai nėra labai gerai, dėl to, kad mes stebime didelį pagausėjimą klientų, turbūt gydytojų ir pacientų, kurie turi hiperaktyvias odas. Dėl perdėtos priežiūros ir turbūt nelaikų naudojimų produktų yra sureaktyvinti tam tikri imuniniai mechanizmai odos. Taip. Kaip turėtų keistis odos priežiūra skirtingais amžiaus tarpsniais? Gal galime pradėti nuo jaunesnio amžiaus ir keliauti link brandesnės odos? Tai kaip ir minėjau, iš tikrųjų, jaunesniam amžiuje iš tikrųjų tikrai pakanka pilnumoje drėkinančio kokybiško kremo. Pasižiūrėti būtinai, būtent ar tu esi sausiaodis, ar tu esi riebiaodis, nes drėkinantis kremai yra skirtingi, ar ne, bet labai paprasta, netgi nereikia ten kažkokios chemijos išmanyti, tiesiog yra parašyta riebiai odai, mišriai odai ir yra sausai. Jeigu nežinai, klausk, ar ne, nereikia gėdytis klausti, tada, kad kuo tiksliau tu nupirktum tai, ko tavo odai būtent reikia. Prausiklis, drėkinantis kremai, kokybiška apsauga, kuri nekimštų tavo porų. Vėlgi, jeigu tu esi riebiaodis, mišriaodis, visada būna parašyta oil free, be riebalų. Tai reiškia, kad bus nekemšanti porų priemonė. Ir jeigu tau patinka, jeigu tau reikia, be abejo, tu gali papildomai turėti, sakykime, kaukes. Brandesniam amžiui asortimentas mūsų krepšelis didėja.
didėja nuo to, todėl kad jau oda gyventi pradeda deficite, kaip ir aš minėjau, jos poreikiai jau yra šiek tiek kitokie, ar ne? Tai mums reikia komfortabilių priemonių, kurios ir išplautų, ir pridrėkintų, ir maitintų, ir regeneruotų, ir antioksidantai šiuo atveju labai labai svarbus. Tai, sakykime, galim paminėti vitaminą C, visiems labai gerai žinoma, vitaminą E, niacinamidą. Antioksidantai padeda kovoti, apsisaugoti nuo laisvųjų radikalų, jie jaunina organizmą, padeda tiesiog gražiau spindėti tai odai ir atlaikyti visus, kaip sakoma, kaip čia pasakyti, kovos lauko iššūkius. Taip. Tai va, tie geriami, sakykime, tiek vartojami peros antioksidantai, tai irgi yra labai svarbi dalis ir, pavyzdžiui, dabar labai madinga, bet netgi nežiūrint į madą, tai yra ir verta, sakykime, glutatijonas, ar ne, kurį dabar beje deda ir į kosmetikos gaminius, nes tai yra turbūt vienas iš labiausiai kaip vitaminų C ir E ištirtų antioksidantų, turintis daug mokslinių tyrimų ir iš tikrųjų naudojamas ir imuninės sistemos stiprinimui, ir odos jaunatvei palaikyti, ir moksliniai tyrimai net įrodė jo poveikį gerą pigmentuotom odoms. Tai reiškia, iš tikrųjų aš ir turėdama patirtį farmacijoje ir dabar dirbdama savo toj srity, tai iš tikrųjų labai dažnai jungiu papildus tam tikrus su kosmetikos medžiagom. Ir, sakykime, tai ypač labai svarbu tokiam tam vidutiniam amžiui, kada reikia to suportingo, tos pagalbos, tokios truputį jau stipresnės, kad mes išlaviruotumėm į tą balansą. Žinot, kartais būna ateina klientas ir sako, na, man dabar 40 arba 50 metų, tai aš nusipirksiu vieną kremą arba gal man kokią procedūrą padaryti, nes aš labai noriu pajaunėti, esu nepatenkinta savim. Ką aš noriu pasakyti? Nėra vienos procedūros, nėra vienos kosmetinės priemonės, nėra vieno kremo. Tai yra darbas pastovus tiesiog gyvenimo būdas. Juk mes nuėję į sporto salę vieną kartą negaunam ten, ar ne, sixpacko ten, ar kažkokiu tai neprisiauginam raumenų. Lygiai taip pat su oda. Ir matot, kas yra kreivė, juk jinai nejuda jau, kaip sakoma, aukštyn, ar ne? Žemyn. Jinai leidžiasi žemyn. Tai kas mums yra tuo gyvenimo būdu, tam tikrom kosmetiniam medžiagom ir visais kitais mūsų ginklais prieš tą senėjimą mes galim ką padaryti, tą kreivę tik išlyginti. Tik trupučiuką ją išlyginti, kad jinai laviruotų ne taip, o šitaip. Ir daug žmonių nesupranta, jie galvoja, padarysiu vieną procedūrą, aš pajaunėsiu, užsitepsiu tą vieną stebuklingą kremą, aš pajaunėsiu. Taip nebus. Tai yra darbas. Tai yra darbas, beje visai malonus darbas. Tai yra laikas savo, tai yra apie tave. Suprantat, tiek sporto salėje pasportavus, tiek užsitepus gerą kokybišką kremą, tiek skyrus laiką kokybiškai gerai sveikai mitybai ir stikliniai vandens, tu skiri laiką savo šitame triukšmingame pasaulyje. Ir tai yra gerai, aš manyčiau. Tai ta priežiūra ir skiriasi, kad su amžiumi, nežinau, dėja ar nedėja, tas krepšelis didėja, veikliosios medžiagos stiprėja. Ir daugiau laiko dėmesio reikia tam skirti. Toks pastovus sisteminis darbas, bet kur, darbe, sporte mano minėtame, aš mėgstu šitos pavyzdžius daryti, nes labai gerai iliustruoja lygiai tokį pat darbą ir su savimi. Kaip ir beje su mintimis, pastovus darbas su savo galva lygiai taip pat. Kiek jūsų nuomonė yra iškreiptas požiūris į natūralius procesus, brandą, kaip jūs minėjote, amžėjimą? Ar tikrai šioje žemėje nėra vietos senukams? Juk brandi moteris yra taip pat labai graži. Oi, užklausėt manęs labai įdomus, labai opaus, labai gilaus klausimo. Tame etape esu ir aš, sakykime, ar ne, jau mane priskiria, aš esu priskirtina jau brandžiam žmogui. Iš tikrųjų, žinot, kaip pasakyti, čia dabar labai yra gajita, ne tai kad nuomonė, bet mada yra jauno žmogaus. Jaunystės kultas. Jaunystė yra nuostabus dalykas. Bet jį praeina. Jis labai praeinantis ir labai greitai praeinantis. Ir suprantat, kas yra? Aš, kadangi tikrai labai daug dirbu ne tik su savo oda, bet ir su savo galvele, ar ne, daug medituoju, daug gilinuosi ir skaitau ir galvoju, todėl kad tavo vidinė būsena, labai tavo filosofija, tavo mintis, tavo supratimas apie pasaulį tau labai padeda. Tai yra labai didelis pagalbininkas, toksai balansuotoje šitame pasaulyje, kas yra kas. Tu tai matai
sakykim, kad tai yra jaunystės kultas. Ok, taip yra. Bet kada tu priemi save, kada tu dirbi su savo vidumi ir kai tu supranti, kad tai yra natūralus reiškinys, tai, kas šiandien tau yra 20, tu labai greitai būsi 40. E, Tai yra labai laikina, tai yra valio. Jaunystė turi savo žavesį, o branda turi savo žavesį. Be abejo, visada geriausia yra asmeniniai pavyzdžiai. Ką aš galiu pasakyti, kadangi esu jau ta brandi moteris. Ir kartais, man žinot, kartais net būna juokinga, mes pašmaikštaujam ir su draugėm, ir su artimaisiais. Aš nesijaučiu sena. Ir nežinau, galvoju, gal man kažkas negerai su galva, ar kaip, kodėl aš nesijaučiu sena. Nes galbūt pagal tą cenzą, kuris dabar labai madingas, aš turėčiau jausti sena. Ogi todėl, kad mano būsena yra kitokia. Todėl, kad aš tą vidinę dirvą savyje paruošusi, savimi rūpinuosi, draugauju su veidrodžiu, su savo vidumi. Turbūt dėl to ir yra tas balansas. Tai va, aš visą laiką traktuoju, rūpinkitės savo mintimis kaip rūbais. Pasirinkite, yra bloga mintis, ją išmeskit, dirbkit, pagalvokit apie ką ta mintis. Nes labai daug minčių, visokių dalykų yra primestų iš eterio, iš aplinkos. Ir visada paklauskit, o kur aš esu, apie ką aš dabar esu ir ar tai yra mano mintis, ar tai yra tik tai primestos mintis. Jeigu tau reikia, tu visada ieškok specialisto, su kuo tu gali pakalbėti, jeigu tu jauti, kad tu iš kažkokio tai rato neišeini ir tau yra dabar labai sunku. Ir jeigu tau ateina man kartais klientė, žinot, sako, man 38 metai, viskas, man gyvenimas baigės, aš jau senstu, ką man daryti. Tik prasideda. Aš galiu pasakyti, kad gyvenimas labai kokybiškas, labai gilus, iš tikrųjų, jeigu atvirai, prasideda tik nuo 50 metų. Nes aš galiu apie tai pasakyti apie save, iš tikrųjų, todėl, kad tai yra branda, tai yra patirtis, tai yra suprasti, kas tu esi, ko tu nori, kaip tu nori ir kas tu esi. Ir kur stovi šioje Ir kur tu žemėje. šiandien stovi šitoj žemėje. Ir pasverti tu turi to turinio, tai yra nuostabu. Žinot, labai gerai putojantis šampanas, bet turbūt konjako kokybę, jo kvapą, jo taurumą, neįmanoma sulyginti. Reikia ir to šampano greitai, bet konjakas yra irgi ypatingom progom, todėl graži branda, gera priimta branda, kada tu draugauji, kada tu esi taikoje su pasauliu ir su savim, ir kada tu prisižiūri, kada tu savim pasitiki sveiko proto ribose. Tai yra viskas normalu, priemi, kad tu keitiesi, faktas, kad tu keitiesi ir tai yra normalu, būtų nenormalu, jeigu tu nesikeistum, bet tu darai tai, ką tu gali padaryti. Sakykime, nenori svorio priaugti, reguliuok mitybą, eik į sporto salę. Sporto salė yra ne tik tai dėl kūno, jinai yra ir dėl tavo aplamai gero stovio, tos savijautos, ar ne, man tai yra kaip antidepresantai, nes pati nevartoju alkoholio, pati nerūkau ir tai man padeda susibalansuoti. Ieškok tų priemonių, kas tau padeda geriau jaustis. Nori įsikalbėti, eik pas psichologą. Galų gale, ką noriu pasakyti? Geras kosmetologas yra geras psichologas. Ir iš tikrųjų labai daug žmonių, jie atsigulę ant kušetės, jie atsiveria. Galbūt ne kiekvienam, galbūt tas, kuris moka atidaryti tavo dureles, nes viskas, ką tu pasakai, lieka tame kvadratinėme 4 sienų kabinete. Ir pasikalbėti, išsikalbėti, pasitarti tiesiog rekomenduotina yra. Nes žmogus, žinot, jisai gimsta ir išeina iš gyvenimo vienas, bet jis gyvena tarp žmonių ir mums reikia būti tarp žmonių su žmonėmis ir kalbėtis. Kalbėti, klausti ir ieškoti, jeigu reikia, pagalbos. Tai ką ir norėjau pasakyti, nuo ko mes tam pradėjom? Kad branda tikrai nėra baisu. Branda yra dovana. Sulaukti tos brandos, sulaukti kokybiškai. Ir labai dažnai gyvenime būna, kad brandžiam amžiui ir ateina ir ta tikroji meilė, ir tu supranti, kas tu esi, ko tu nori, ir tu visiškai supranti kitą laiko tėkmę, tu jį pradedi branginti, būti čia ir dabar. Taigi, mielieji ar mielusios, nebijokite brandos. Jinai yra tikrai nuostabi ir dovanojanti neapsakomų potyrių. Tai turbūt tos mažas raukšlelės mus puošia. Mažos raukšlelės, besišypsančios akis, šypsena, turbūt nuoširdumas, tavo atviros tyrumas, juk kartais jaučiasi, ar ne? Mes kartais nebūtinai galime sakyti, bet mes labai daug dalykų jaučiam. Tai yra jaučiama, tai yra bonusas. Tai yra būtent apie tai. Ir tos mažos raukšlelės, kažką mes galime išlyginti, kažkur mes galim kažką patempti, palyginti, kaip aš sakau, paprosinti, paskaistinti. Nebūtina visko išlyginti iki tobulumo, nes neįdomu, kai yra labai tobula. Tikrai. Nebelieka nieko, ko siekti. Juk gyvenimas ir yra procesas. Siekimas kažko, kai tu nebeturi uždavinio tikslo, ką siekti, tai nėra nebeįdomu. Tai taigi
komfortabili, gali būti labai komfortabili šita branda, bet truputį reikia pastangų, kaip čia sakyti, su ją ne tai, kad susidraugauti, ją priimti ir ją džiaugtis. Sonata, gal galite patarti klausytojams, kaip skaityti ir suprasti kosmetikos priemonių sudėtį? Tai pirmiausia, iš tikrųjų yra tam tikros programėlės, kurios padeda, galima paguglinti, galima Gal dirbtinio galite intelekto. pavyzdį Jo, pasakyti? ten yra inči, tiesiog inčiame galima inči susirasti ir programėlės jūsų tiek intelektas dirbtinis, sakykime, tiek Google'as tikrai išmes programėlės. Yra skin charizma ir tada galima tiesiog prie produkto priėjus nusifotografuoti ir tada iššifruoja tau sudėtį. Tie, kurie labai tokie moksliukai ir kurie labai jau Bet mėgsta. tai yra labai patogu. Labai patogu, galima pačiam išsišifruoti. O jeigu tai bendrai be šifravimo, ar ne, tai iš tikrųjų reikia skaityti produkto sudėtį, kuri būna parašyta ant etiketės, ant lipduko. Tai yra inči, tai yra tokia tarptautinė kosmetinių ingredientų nomenklatūra, ar ne, informacija. Ir jinai kartais būna tokia. Kuo mažesnė sudėtis, sakyčiau, tuo yra geriau. Bet jeigu jinai yra labai didelė, irgi nereikėtų išsigąsti. Ir antra tokia taisyklė, pačios pirmos 5-7 veikliosios medžiagos, tai ir yra apie produktą. Visi kiti gale esantis parašyti ingredientai lemiamos įtakos neturi. Tai yra pagalbinės medžiagos. Visiškai pagalbinės medžiagos. Tai va, tai čia yra pagrindiniai dalykai, renkantis produktus. Kitas dalykas, daug kur informacija yra, veikliosios medžiagos yra lotyniškai rašomos arba ir anglų kalba. Tai vėlgi irgi nėra paprasta ar įsivesti, paskaityti, jeigu tu nežinai, arba jau daug tos reklamuojamos populiariausių ingredientai yra žinomi. Skaityti tą inčią, skaityti, kam yra skirta, riebiai, mišriai, pagal tipą, pagal būklę ir žiūrėti, kokios koncentracijos. Irgi, vėlgi, nepradėti niekada naudoti nuo stiprių koncentracijų. Jeigu tai yra mano startas, sakykime, su retinoliu, aš galiu pradėti naudoti 0,3%, o ne nuo 1, nuo ne 2. Jeigu tai yra vitaminas C, tai aš galbūt pradėsiu naudoti nuo kokių 5%, bet ne nuo 15, ne nuo 20. Nereikia skubėti, kartais yra tokių žmonių, kurie nori pačių stipriausių koncentracijų. Žiūrėkit, kaip mes sergam. Gydytojas argi skiria iš karto stipriausias dozės vaistų. Jos dažniausiai skiriamos, kada reikia labai ūmi fazė, reikia labai stipriai padėti ir nėra čia laiko. Dažniausiai titruojama. Po Taip, truputį. po truputį. Tai reiškia lygiai taip pat ir su kosmetika. Ne tai, kad tai nebus efekto, ne tai, kad bus per silpna. Oda turi suprasti, kas jai yra duodama ir po truputėlį mes stiprinam dozės. Va čia yra protinga, tada neprisidarysim jokių kitų dalykų ir tikrai gausim rezultatą. Ypač jeigu oda netgi nebuvo gavusi tam tikrų veikliųjų medžiagų, mes iš karto pamatysim tą rezultatą. Tai vat į tą labai svarbu atkreipti dėmesį. Na ir iš tikrųjų pasižiūrėti vėlgi sudėty, kokią dalį, kur kas užima, sakykime, parabenai, kvapiklyje, ne, fragrance būna parašyta, po to alkoholis. Aišku, Europos reglamento taisyklės labai reglamentuoja griežtai ir tikrai Europą, kurie produktai patenka, iš tikrųjų tikrai pakankamai saugus yra, lyginant su Amerikos rinka, ar ne, kur gali bet ką nusipirkti. Wild West. Jo, gali bet ką nusipirkti, ar ne, ko tau reikia, sakykime, ar ne. Tai va, tai pas mus pakankamai reglamentuota yra ir iš tikrųjų inčia, žiūrėkit 5-7 ingredientus, niekada beveik nesuklysite. Jeigu pamatote sudėtyje alkoholį, tai nebūtinai yra blogai. Daug kas sako, čia yra alkoholio, aš bijau. Sausina odą. Taip, jeigu jo yra daug įdėta, gali sausinti odą, bet jeigu jo yra nedaug, tai jisai gali, pavyzdžiui, pagerinti skvarbą, jis gali pagerinti netgi tekstūrą, tai nebūtinai yra blogai. Tai žiūrėkim į koncentracijas, žiūrėkim į sudėtį ir į pirmus 5-7 pagal inčią ingredientus. Sonata, dažnai kosmetikos priemonės renkamasi pagal kainą ir brendą. Tai ar tikrai, jeigu kosmetika yra brangi, jinai yra gera? Iš tikrųjų, žinot, nėra vienareikšmiško atsakymo, gali būti ir taip, ir ne. Dabar galvoju, nuo ko pradėti. Pradėsiu nuo to, kad jeigu brangi kosmetika ir jinai ar yra gera, taip, jinai gali atspindėti kainą ir būti tikrai labai verta tų pinigų, todėl kad, sakykime, tam tikros įmonės turi visą gamybinį,
kaip čia pasakyti, procesą nuo produkto sukūrimo, Vystymo. vystymo, priežiūros iki jo išleidimo. Ir tai kainuoja pinigus. Plius jie daro tyrimus. Tai kainuoja pinigus. Ir aišku, tada į pirkėjo rankas patenka labai švarus, labai patikrintas, ištirtas produktas. Jisai kainuos. Kitos įmonės taupydamos pinigėlius to nedaro. Jos užsako trečiose ar kitose šalyse, kas turi gamybinius cechus. Yra apsauga, yra be abejo priežiūra, bet jinai nebus pačių sumanytojų priežiūra. Tai vėlgi, žinot, kaip tu atsakingas už save, tu žinai, kaip tu tai padarai. Tai va toks labai dalykas, tai gali atspindėti iš tikrųjų jo vertę, kai tu ypač žinai, arba tau žmogus, kuris edukuoja, arba kaip kosmetologas, kuris gali papasakoti, pasakyti, kodėl tos įmonės, to brendo produktai yra brangi ir kuo jie yra išskirtiniai. Kitųgi atveju gali būti ir garsus vardas. Gražios, labai brangios, prabangios pakuotės. Plius labai garsus reklamos veidai, kurie irgi labai daug kainuoja. Taip yra šiuolaikiniam gyvenime ir taip. Žinot, aš senai dabar galvoju, jeigu 18 metų esu kosmetologė, tai reiškia prieš 18-19 metų aš dirbu garsioj kompanijoje, kai dar nieko nebuvo, buvo ta kompanija, kur buvo labai pasauliniai brandai, tai buvo kvepalai ir tai buvo kremai. Ir aš dirbau su kremais ir, sakykime, kompanija Chanel'is, ar ne, garsus brandas pasaulinio lygio, kurį visi labai gerai žino, tai būdavo tokia filosofija, tokia netgi nuomonė, kai tu perki Chanel'į, tu perki ne tik tai kvapą, ne tik tai kremą, tu perki istoriją, tu perki tiesiog filosofiją visą. Tai suprantat, tai va tame irgi yra kažkokio rakurso. Tai nereiškia, kad tas kremas bus mažiau vertas, bet tu be abejo moki ir už brandą, bet tu perki visą istoriją, tame irgi yra galbūt kažkam pasitenkinimas. Tai va, tai reiškia, brangus gali būti vertas tų pinigų ir nelabai vertas pinigų. Tai čia toks diskusinis dalykas, kiek tu žinai apie tą brandą, apie jo filosofiją. Jeigu tau be abejo irgi svarbus, pavyzdžiui, pakuotė, įpakavimas, kažkoks labai patogus, labai prabangus ir tau tai suteikia pasitenkinimą, tai vėlgi pliusas į tą prabangų produktą. Bet, sakykime, yra tokia kompanija kanadiečių Colin, jinai yra tokia jau prie prabangių produktų, tai iš tikrųjų jie būtent turi tą visą gamybos procesą, kurie patys prižiūri, daro mokslinius tyrimus, jų produktai yra brangesni nei viduriukas, jų produktai to verti. Jie tikrai atstovauja tuos mokamus pinigus, ką jie apie save ir šneka, ką jie tau žada. Kuo skiriasi natūrali, ekologiška, dermokosmetika ir profesionali? Nes turbūt galima pasimesti tarp šitų sąvokų. Net, pavyzdžiui, aš būdama vaistininkė, tikrai nežinau skirtumų. Labai geras klausimas iš tikrųjų. Aš irgi atsisėdu ir galvoju, dabar nuo ko čia pradėti. Vėlgi, taip kaip, žinot, garsus brandai turi savo auditoriją, ar ne, ir yra žmonės, kurie tik tai to nori ir tą perka ir apie tai šneka, tai lygiai taip pat yra ta grandis žmonių, kurie yra natūralistai, aš juos vadinu. Tai nėra nei blogai, nei gerai, ar ne? Natūrali kosmetika, kasgi yra tai? Iš tikrųjų, pagal taisyklės, gamintojas gali naudoti tik 1% natūralių ingredientų kosmetikoje, reiškia visa kita yra ne visai natūralu. Bet etiketėje jisai gali rašyti natūralu. Tai va tada peršas ir tokia nuomonė ir taip kaip yra, kas yra tas natūralumas tada, ar ne? Jeigu aš, pavyzdžiui, noriu užsidėti agurko griežinėlius, atpjoviau griežinėlių agurkus, susidėjau jį ant veido, tai yra, kaip ir natūralu. Tai natūrali kosmetika. Natūrali kosmetika būtų. Ir tai dar neaišku, kaip tas agurkas užaugintas, ar ne? Arba ten kokį avokadą, ar ne? Ten, sakykime, į terelę pavydalo paverčiau, užsidėjau, tai yra natūralu. Visa, kas praėjo gamybos procesą, ne visai jau natūralu. O žinant tai, kad jis gali naudoti tik 1% natūralių ingredientų, tai ar ta kosmetika yra tikrai natūrali. Plius, kita vertus, tokie natūralūs ingredientai, kaip pavyzdžiui aliejai,
eteriniai aliejai, jie gali dirginti. Tikrai Ir mes taip. puikiai žinom, kad yra nemažai žmonių alergiškų būtent natūraliems dalykams. Ar ne, arba, pavyzdžiui, gali būti fotosensibilizacija su saulė, nedraugauti tam tikri aliejai ar ten kokios kitos medžiagos. Tai pagalvokit labai gerai, aš nesakau, kad tai yra blogai, bet labai gerai pagalvokit, ar tai yra tikrai tai, ko jūs norite. Įsivertinti rizikas. Įsivertinti rizikas, taip. Dabar ekologiška jau yra kitas variantas, kad gauti sertifikaciją ir tikrai, kad tu būtum įvardintas kaip ekologiškas produktas, tu turi praeiti labai tikrai sudėtingą sertifikacijos procesą ir gauti tam tikrus sertifikatus, pavyzdžiui, ekosertas vienas iš labai gerai žinomų ir jų yra nemažai. Tai iš tikrųjų tai yra tada jau tikrai labai didelė priežiūra ir tavo didžioji dalis ingredientų, kuriuos tu talpini į tuos produktus, turi būti užauginti eko ūkiuose, ar ne, turėti sertifikatus, pažymėjimus, tada tu gauni sertifikaciją. Kita vertus ir tokia dar kosmetika, jinai turi dažnai aplinkai draugiškas pakuotės, kurios perdirbamos ir visa kita. Tai tie žmonės, kurie yra tame, kurie gyvena tokį eko gyvenimą, kuriems yra svarbu, tai yra vertas dėmesio produktas. Sakykime, yra tam tikros kosmetikos, kurios irgi yra būtent tam. Aš jų nevardų neminėsiu, kam įdomu galės paklausti, bet žmogus nuėjęs vėlgi gali pasigūglinti arba paklausti savo specialisto. Dermokosmetika. Dermokosmetika, su kuria ir aš daug dirbu, ir žmonės, kurie turi tam tikrų išreikštų odos problemų, kaip aknė, pigmentacija, rožinė, kad ir tos pačios raukšlės, tas amžėjimas, ar ne, dermokosmetika yra ta, kuri yra pakankamai efektyvi, nes tai yra vaisto ir kosmetikos derinys. Labai dažnai parduodama vaistiniai arba pas kosmetologus, dermatologus, ar ne? Todėl, kad tai yra jau aktyvesnė formulė, aktyvesnė ingredientai, turi tokį jau gydomąjį poveikį, terapinį poveikį ir tada jau dažnai reikalinga ir konsultacija vaistininko arba kosmetologo. Ir gali nusipirkti. Ir labai tas, kaip ir minėjau, svarbu žmonėm, kurie turi tam tikros ypač išreikštas odos problemas. Tinka, aišku, be abejo ir kitiem. Ir kosmetika, kuri yra profesionali, jinai labai panaši kaip dermokosmetika, dabar vadinasi paraceutika, dermaceutika, reiškia labai panašus pavadinimai, bet principas yra panašus. Tai yra irgi vaisto ir kosmetikos derinys, bet dažnai neparduodamas nei vaistinėse, nei elektroninėse parduotuvėse, todėl kad yra pakankamai aktyvios medžiagos, galbūt kartais dar aktyvesnės negu dermokosmetika vaistiniai. Ir tik tai po konsultacijos yra paduodamos galutiniam vartotojui. Nes reikalinga konsultacija tam, kad žmogui ir padėti, bet ir tam, kad žmogus, nežinodamas tam tikrų taisyklių ir tam tikrų medžiagų, jisai neprisidarytų kito atvirkštinio dalyko, tai yra žalos. Taip. Sonata, koks dabar yra top trendas kosmetologijai? Produktas, veiklioji medžiaga, kosmetikos priemonė. Ką dabar mes turim nubėgti ir nusipirkti? Nubėgti ir nusipirkti, tai reikia žiūrėti, kas tau yra, ko tu nori iš tos priežiūros, ar ne? Ar tau reikia tik tai drėkinimo, ar tau reikia kažkokio liftingo, ar tau reikia, kaip sakoma, šiltėjimo. Dabar visas naudoja. Žinokit, visada buvo, yra ir bus madingas vitaminas C. Jis neišeinantis iš mados ir aš kaip sakau, kai nežinai, ką pirkti, pirk vitaminą C. Visada labai madingas hialuronas buvo, yra ir bus, todėl kad mes jį visi žinom, jis labai populiarus ir iš tikrųjų jis labai geras, nes jis drėkina odą, duoda jai drėgmės, duoda jai tokios apimties, sakykim, to tokio, kaip sako, priplampinta, prisotinta lietuviškai būtų. O dabar dar madoj trendinama yra turbūt peptidai, peptosomos, egzosomos, skamba labai viliojančiai, o tai yra iš tikrųjų inovacijos, didelės inovacijos, tai yra iš tikrųjų tam tikri mechanizmai, tam tikros metodikos ir medžiagos, kurios padeda pasiekti gilesnius odos sluoksnius ir stimuliuoti odą, kad jinai dirbtų, kad nemiegotų, nes su metais jinai pradeda vis eiti į miegojimo fazę. Sonata, vasara. Šiemet vasara nėra labai tikus, kol kas mūsų nelepina saulė ir karščiu, bet mes tikimės, mes džiaugiamės vasarą. Bet ar mūsų oda džiaugiasi? Kas nutinka odai vasarą?
Iš tikrųjų, vasara turi tam tikras specifikas ir kas nutinka mūsų odai, tai iš tikrųjų be abejo oda daugiau prakaituoja, jinai daugiau išskiria sebumo, jeigu šiluma yra ypač, ar ne. Ir saulės tema yra labai aktuali, todėl kad saulė ne tik tai skatina vitamino D ir jinai mums reikalinga gerai nuotaikai ir pozityviam požiūriui į gyvenimą, bet jinai turi ir savo šalutinius dalykus, jeigu mes netausojančiai būname piko metu ant saulės. Plius mes maudomės dažnai, ar ne, jeigu šilta, vieni eina į baseiną, chlorkarkės, sakykime, ne, visokios medžiagos cheminės išdirgina, išbalansuoja odą, kitigi vėlgi jūroje maudosi, tai iš tikrųjų irgi ten druskos kiekis visai kitas ir taip toliau. Tai reiškia, oda gyvena visiškai kitų režimų. Nors daugelis pastebi, kad sako, aš liktai vasarą, man atrodo, ta oda liktai pagražėjo. Ir iš tikrųjų, kadangi vitamino D daugiau, žmonės galbūt daugiau atsipalaidavę, sakykime, tai be abejo, tada ta oda liktai kaip ir atrodo gražesnė. Bet neužmirškim tai, kad labai dažnai ateina ruduo ir labai daug pasireiškia bėdų. Tai yra padidėjusi pigmentacija, jeigu mes piknaudžiavom ir turim, sakykime, polinkį į pigmentaciją, mes užmiršom, nepasitebėm laikų ten SPF ir buvom atviroj saulėj piko metu, sakykime, kokie baliukai, nemigos naktis vėlgi išdarko tą visą mūsų hormoninę pusiausvyrą, tada gali būti kažkokie bėrimai, niežuliai. Ir visa tai labai dažnai pasireiškia praėjus vasarai, plaukų slinkimas irgi. Vasarą plaukai auga greičiau, bet labai dažnai užmirštam išplauti po baseino išėję plaukučius, o ne po jūros ar vandenyno, ten kur mes maudomės, arba saulė irgi veikia, džiovina tą plauką, nepridrėkinam, nes yra SPF priemonės ir plaukučiams ir taip toliau. Rudenį, kaip sako, rudeninis plaukų slinkimas, jis labai dažnai susijęs ir su neteisinga vasaros priežiūra. Taigi kepuraitės, kaukės ne tik veidukui, bet ir plaukam, plovimas, išsimaudimas po baseino, po jūros yra tiesiog rekomenduotinas, sakyčiau, būtinas. Tai saulė odai suteikia ne tik tais įdegį, bet kaip ir jūs minėjot, padovanoja pigmentinės dėmes. Tai ultravioletiniai spinduliai nėra mūsų odos draugas. Tai kaip apsaugoti odą mėgaujantis vasaros malonumais, kokio tipo SPF filtrą rinktis? Cheminį ir fizinį? Kokio stiprumo? Kaip dažnai tepti? Iš tikrųjų, jų atrodo tiek daug kalbėti ir kalbam yra apie SPF priemonės, bet iš tikrųjų daug ir kyla klausimų. Tai pirmiausia, iš tikrųjų mes turbūt pirmos taisyklės tai būtų iš tikrųjų turėti tą SPF priemonę ir jeigu mes praeitais metais ją naudojom ir nepabaigėm, tai jinai galbūt jau yra nebegaliojanti, nes vis tiek mes ją atidarinėjom saulėtų periodų, kada gal buvo karšta, šilta. Tai iš tikrųjų rekomenduočiau kiekvieną sezoną, ypač piko metu, įsigyti naują kosmetinę priemonę. Jų yra skirtingų, kaip ir minėjau, plaukam, veidui, kūnui ir vėlgi jie skiriasi tiek koncentracija, tiek tirštumu, riebumu. Veidui mes galbūt norėsim lengvesnės tekstūros, nes yra purškiamos, yra netgi pudros pavydalo tepamos ar ne, ir kreminės, yra labai skirtingos tekstūros, panaudojimo tie būdai. Kūnui bus vėl kitokie, galbūt kaip tik mes kūnui norėsim kažkokio aliejinės tekstūros kitokios ir vėlgi yra tepami, purškiami, žodžiu, žmogui tikrai yra labai patogu naudoti, netgi jeigu tu neturi, kad kažkas tave pateptų, tu gali apsipurkšti, prisibarstyti miltukų ir visą kitą iš tikrųjų tų SPF, tai apsauga garantuota, tik tai nepamiršti, kad ją reikia atkartoti, replikuoti, tai yra kas 2 valandas. Taip, kai kurios priemonės SPF būna parašyta, kad yra vandenio atsparios, bet vis tiek mes prakaituojam, maudomės ir jeigu mes kas 2 valandas atnaujinsim, tai tikrai blogiau nebus. Kartais žmonės ir ne kartais užmiršta tam tikras vietas, sakykime, vyrai, kurie, sakykime, plaukučių neturi čia, tai pasitepti šitą vietą, ar ne? Kaip tai beskambėtų įdomiai, bet iš tikrųjų ir būna labai daug pasitepti šitą vietą, už ausų, ausytės, kaklą neužmirškim, tarp kitko kaklas iš vis labai vargšelis dažnai užmirštamas. Ir pamirštam pėdų paviršių pasitepti. Taip, pėdų paviršius tarp pirštų pasitepti. Tai va, tai iš tikrųjų reikėtų. Ir dabar yra pasirinkimas tarp fizinių mineralinių filtrų ir tarp cheminių. Ir yra viduriukas abiejų sąjunga, tai yra cheminių fizinių. Tai dabar, pavyzdžiui, fiziniai mineraliniai, tai kaip jie veikia? Jie dažniausiai atspindi. Jie pasitepus ant odos atspindi tam tikrus saulės spindulius. Juos galima tepti iš karto
ir eiti į atvirą lauką. Kartais tik tai būna tai, kad žmonėm nepatinka, nes jie būna tokie biškutį šiek tiek riebesni, tokie sunkesni ir palieka tokį balkšvą atspalvį. Nors šiuolaikinės technologijos jau įvedinėja ir jau įvedė ne vieną produktą į rinką ir labai sėkmingą, kuris nepalieka baltų, va tokių potėpių. Kam tinka fiziniai mineraliniai filtrai? Tai be abejo, labai dažnai renkasi jautrus žmonės, jautrios odos savininkai, kitaip tariant, vaikučiams, nėštukės, besilaukiančios dažniausiai renkasi va tokios kategorijos produktus. Cheminiai filtrai. Jų bijoti nereikia, jeigu, ne šiuolaikiniai, kaip ir sakiau, kadangi labai griežti reikalavimai yra, jeigu tu neturi tam tikrų mano išvardintų būsenų, kaip jautri labai oda, ten tu, sakykime, nesi kažkokiai būkliai besilaukiančių ir taip toliau, tu tikrai drąsiai gali naudoti cheminius filtrus, nes tikrai, kaip ir sakiau, patikra ir visa kita garantuoja tau, kad nebus labai kažkokių tai nepageidaujamų poveikio. Na ir, sakyčiau, idealiausia kombinacija, kurią dažniausiai renkasi žmonės, renkuosi aš ir pati, tai būtent kombinacija šitų dviejų. Dar nepaminėjau, užmiršau apie cheminius filtrus, tai jie sugeria tuos spindulius. Ir juos ten išskaido. Tai vienas reiškiasi atmuša, o kitas sugeria. Tai va ta va jų bendra kombinacija yra labai komfortabili. Suprantat, nes veikia ir taip, ir taip. Na ir dabar dar vieną ką dalyką reikėtų žinoti, tai čia tinka visiems žmonėm, bet yra tokie SPF priemonės, kurios dar liktai, jeigu matom ant užrašo, pliusiukai pridėti. Taip. Tai tie pliusiukai reiškia, kad turi papildomą apsaugą ne tik nuo UV, bet ir nuo UVB spindulių, ko neturi tas paprastas klasikinis SPF produktas. Ir tai yra ypač aktualu tiem, kurie turi išreikštas tokias problemas kaip aknė, kaip pigmentacija, kaip, sakykime, pagreitinta galbūt senėjimą, tai jis papildomai apsaugo nuo tų mano minėtų problemų. Tai visi, kurie turi tas minėtas problemas, siūlyčiau pasižiūrėti ir rinktis tą tokią pastiprintą SPF priemonę. Ir užbaigiant apie SPF tematiką, kada ką pasirinkti? Yra 15 SPF, 30, sakykime, populiariausia. 50, ar ne, kartais būna 50 su pliusu. Tai reikia dauginti, čia laiko yra paklaida, tai pavyzdžiui, jeigu 15 SPF dauginami 100, tai gausi 150 minučių, mes tarsi drąsiai galime būti, bet visada biški trupučiuką reikia mažiau būti, todėl kad, žinom, nusiplovėm, nusimaudėm, suprakaitavom ir taip toliau, sutrumpinti. Jeigu tai yra 50 SPF, dauginam iš 100, tai reiškia 500 minučių. Bet jeigu naudosim 2 valandų taisyklę, niekada neprašausim. Kita vertus, tai, kad labai koks skirtumas, nėra labai didelis skirtumas, iš tikrųjų, jeigu žiūrėsim laiko atveju, atrodo šiek tiek skirtumas yra. Bet jeigu mes žiūrėsim pagal kitą filtrą, kad SPF 15, tai jisai 93% atspindi tų spindulių, jų sugeria ir atspindi, 9, reiškiasi 30 yra 97 ir 50 SPF 98 ir matot, skirtumas yra labai nedidelis. Tai va, tai iš tikrųjų, ką patarčiau, jeigu tu esi miesto žmogus, iš taško A judėjai į tašką B, galbūt tu gali ir tu neturi, sakykime, pigmentacijos išreikštos problemų, tu gali rinktis 15 SPF. Bet jeigu tu važiuoji, eini į gamtą, į pliažą, jeigu tu turi išreikštas tokias problemas kaip jautria oda, pigmentacija, rinkis 50. Tai va, tai tokios pagrindinės būtų taisyklės ir niekada nesuklysit, jeigu naudosit, tepsit būtent kas 2 valandas. Ir ko dar nepaminėjau, jeigu fiziniai filtrai tu pasitepi ar apsipurški ir išėjai iš karto, tai cheminiai filtrai turi tokį ne minusiuką, bet tokį niuansą, kad tu pasitepi 15 minučių turi palaukti ir tada išeini į atvirą saulę. Ir užbaigiant jau visiškai apie SPF temą, kadangi jinai daugeliu įdomi, opi ir taip toliau, tai iš tikrųjų, ką noriu pasakyti apie SPF, kad jinai negarantuoja tai, kad tu visur užsipurkši, užsitepsi ir būsi piko valandom, tai yra nuo 12 iki 3 ant atviros saulės ir nebus problemų, jinai to negarantuoja. Čia jau reikia sąmoningumo ir sveiko proto, reiškia iki 12 ir po 3 yra ne piko valandos,
tu gali jaustis tikrai, kad tu esi saugesnis ir su SPF, o piko metu netgi SPF vargu bau ar visada tau padės esant tam tikrom problemom. Neužmirškim ir onkologijos grėsmės, kuri labai sparčiai gausėja, būtent odos problemos, ar ne, susijusios su onkologija. Tai sveikas protas čia yra labai svarbu. Nors labai gražu ta ruda oda, bet ją tikrai galima įdegti ir netgi nenaudojant saulės, nes yra ir dar kitos priemonės, kaip savaiminio įdegio kremai. Piko metu turbūt yra puikus laikas pasilepinti save kaukę. Taip, pasilepinti, pavyzdžiui, tu ateini iš pliažo, nusimaudai, užsidedi kaukę, pasilepini, atsigeri vandens, kokio nors ten smučio kokteilio, ar ne, suvalgai galbūt vaisių lėkštę, va, tau prašau, fantastika, nori vėl žygiuok atgal į pliažą 3 ar 4. ir visom tavo sistemom bus gerai. Ir įdegs ir gausi to vitamino D, bet to pačiu ir kaip sakoma, ir pailsės, ir tavo oda bus nenustekenta ir neišbalansuota. Sonata, jeigu galėtumėt, kokį grožio patarimą klaidžiojant internete uždraustumėt? Tai nemažai būtų gal tų patarimų. Aš uždraušiu iš tikrųjų pirkti impulsyviai, kai tu pamatai nuolaidą. Galbūt aš tikrai sakyčiau pagalvok. Kartais labai gerų produktų yra, tų prekių galima nusipirkti už nuolaidą, bet truputėlį pagalvok, ar tikrai tau dabar to reikia. Aš uždraušiu va taip padrikai bele ką pirkti, kad tai yra madinga. Vat madinga hialuronas, ten, sakykime, vitaminas ir aš perku. Nei tai žiūrėkim į savo odos būklę ir į savo odos tipą. Aš vis laiką ten kūną klaidžia, Dieve, visko atrodo reikia, vat, kaip mes ir sakėm. Atsisėsk ramiai ir pagalvok. Pasižiūrėk, kokia dabar mano ta oda, koks mano odos tipas ir kokia man problema, kurią aš noriu spręsti. O galbūt tu iš vis problemų neturi ir tau reikia tik SPF ir drėkinančio kremo. Ko dar nepaminėjau, va dabar ir prisiminiau apie SPF. Tai pats pigiausias būdas, kuo ilgiau išlaikyti odą jaunatvišką, yra tas SPF. Visa kita yra tik tai po to. Sonata, kokias 3 kosmetikos priemonės pasiimtumėt į negyvenamą salą? Leidžiat ne 3? 3. Tai be abejo, numeris 1 būtų SPF. Numeris 2 būtų paakių kremas, nes aš turiu probleminius paakius ir ypatingai jiem dėmesį skiriu. Ir 3 priemonė būtų turbūt kaukė drėkinanti. Ir koks jūsų laimingo gyvenimo receptas be recepto? Laimingas receptas, iš tikrųjų mes apie jį turbūt ir pradėjom kalbėti jau pokalbio eigoje. Laimingas receptas yra, kada tu esi taikoj su pasauliu, su savimi, kai tu turi klausimų, klausk, turi problemą, spręsk. Būtinai subalansuoti darbo ir poilsio šitą niuansą, kurį aš dar balansuoju ir man nėra lengva, nes esu darboholikė, tai būtina yra. Ir tiesiog meilė savo, meilė gyvenimui, tai nėra apie egoizmą. Gyvenimas yra ne tik tais apie save, bet ir apie kitus. Be abejo, gyvenimas yra ne tik apie save, bet ir apie kitus. Mylėti save tai nėra egoizmas, kada tu myli save, tu gali tą meilę dalintis ir su kitais ir tai labai jaučiasi. Kaip ir minėjau, mes gimstame ir mirštame vieni, bet mes gyvename su žmonėmis ir tarp žmonių. Ir kada tu daug atiduodi, ką daug reiškia, ką tu turi. Tu pirmiausia turi turėti, ką atiduoti. Atiduodi dėmesį, meilę, savo žinias ir visa kita, visa tai tikrai grįžta. Ir tu tai darai ne dėl to, kad grįžtų, tu tiesiog darai tai natūraliai, organiškai ir visa tai grįžta. Ir iš tikrųjų tai yra labai svarbu ta vidinis balansas, ta taika su savimi, skirti savo dėmesį, tada tu gali juo dalinti su kitais. Ir iš tikrųjų gyvenimas yra gražus, koks jis bebūtų. Ir jeigu jis būtų vien tik tai saldus, turbūt nebūtų labai įdomu, nes per pamokas, kada yra tam tikri niuansai, mes mokomės, ar ne, su ta pačia oda elgtis, su savimi elgtis, bet jisai tuom ir įdomus, nes gyvenimas yra rebusas, kuris nepaliaujamai mus stebina. Tai turbūt reikia gyvenime šiek tiek ir druskos. Be abejo, visko reikia ir pipirų, ir druskos, ir cukraus, kad nebūtų per saldu. Sonata, jeigu aš norėčiau pas jūs ateiti, pagulėti su ta kaukyte ant jūsų kušetės, kur aš jūs galėčiau sutikti? Iš tikrųjų, jūs galėtumėte ateiti pas mane į svečius ir pagulėti, ir pašnekėti, ir padirbti su savo oda, ir galbūt gauti tam tikrų patarimų, kurie jums surezonuotų. Tai mane galite rasti klinikoje, aš dirbu Sėlių gatvėje, o šiaip mane visi gali rasti kaip Soderma. Esu Sonata, Soderma, tai yra Soderma ir Derma oda. Tai yra tiek elektroninė parduotuvė ir mes savo klientus, savo
Tie, kurie ateina pagulėti, kaip jūs sakėte, pasigražinti, tie, kurie suranda mūsų socialinėse erdvėse, mes jų nepaliekam. Kai jie nusiperka kažką, įsigyja, jie gauna apstų patarimų, rekomendacijų ir jie yra nepaliekami. Tai mane tikrai gali surasti Sėlių gatvėje klinikų žvėryno arba pavadinimu Soderma. Ačiū visiems šiandien prisijungusiems prie mūsų Sonatos ir Rasos pokalbio. Tikiuosi, Sonata jums atsakė į klausimus susijusius su pakankamai klastinga grožio industrija. Ir tinklalaidės klausytojams primenu, kad lauksime jūsų komentarų ir klausimų komentarų skiltyje. Iki pasimatymo, gražios vasaros.